Nu vėl atsiprašau už lagą. Prašyčiau bent jau palaikinti ar paprenumeruoti, nes tada galėtume surinkę daugiau prenumeratų kurti daugiau ir ilgesnius video. Tai labai mums dabar praverstų. Nu, prašyčiau ir kitus video pažiūrėti, kaip mes su Klaidu kūrėm. Irgi visai įdomus buvo, bent jau mum. Challenge knygą galim pasidėti, nes taip žinau challenge. Tai gal pasidaryk fermą, nereikės vėliau daryti. Tai mums dabar challenge'as pirmas padarytas, parašytas, kad reikia pasidaryti tą dalyką. Visi Klaidu tarėmės, kiek laiko filmuosim, bet nusprendžiau 15 minučių. Nu tai man reikia često, kad challenge'as įsivykdytų. Tai sakau, darykit kitus challenge'us. Bet negalima praleidinėti. Tai jeigu fermą aš darysiu, taigi man reikia blogai. Bus. Ironas! Tuts, aš kaip iškirsiu. O nesigerta? Taigi reikia akmeninių. O aš maniau, taip man pasisekė, nors man nesiseka. Bet gal ir seksis. Įdomu, kiek irono bus. Nes jeigu, pavyzdžiui, kaip galvoju, tai gali Virš būti 30 turėtų būti. 24 šarvams. Kaip Klaidas sako, 24 šarvams ir tol tipo daiktams dar 9. Jo. Nu jo. O jei dar kokią karietą nori pasidaryti? Sunkvežimį. Tada reikia daugiau. Nu tai vis tiek turi būti daug. Turės būti ir bėgiai. Nu šiaip jo. Klaidai vaikis įdėvinė. Atsiprašau, kad Klaidas toks blogas vaikinas. Žvengia, kai jas įlėlė. Ko čia žvengia? Nejuokiam manęs. Dabar nukas kitą lygį. Ai, Jėzau. Nedaužyk O jeigu lempos. mes ne komentaruose, tai yra, jeigu mes dabar pasidarytume ne nesibaigiantį šaltinį, o generatorių, man atrodo, praverstų dabar generatorius. Bet kas žino, kas po to bus. Galima užsiauginti medžio. A, tai bus medžiai. Nedėk ant krašto, nes po to kirsti nukris. Svilingumą, o ne sielą. Nu tai ką, mes atėjome iki tokios vietos, kur jau reikia prasiplatinti, jeigu nori gerai išgyventi. Bent jau aš taip manau, greit mūsų video eis į pabaigą. Lauksite pratęsimo, taip manau. Pratęsimas bus už kelių minučių. Nes šiaip mes biškį padirbėsim su Klaidu, susirasim gal antrą čestą. Arba nieko mes neieškosim, o taip pat pradėsime kitą video. Jis, manau, irgi bus ilgas, kaip ir šis. Oi, Klaidai, nu, kai prancūzų asilėlį.
Beje, Klaidas mano pusbrolis. Tai dėl to jis labai prikolina. Bet jis nespranta frazės vilingumo, o ne siela. Ką tai čia 3.30 mane ekraną ištraukiai? Jeigu įsimanysit kurti su Klaidu video, patarčiau nekurti, nes jis prancūzas įlėlis. Nu, atsiprašau, kad nemoku statyti, nu, durnas statytojas. Nu ką, mūsų video jau eina į pabaigą. Nu, galime jau pabaiginėti video. Štai sulauksite mūsų šitoj va vietoj. Nu tai ką, viso. Atsisveikink, Klaidai. Ate. Nu tai, bye bye.